Otfrid Preußler. Plėšikas Hocemplocas. 7 dalis. Prasti reikalai. Na, o kaip sekėsi Kaspariukui? Išsiskyręs su Zepuku, savo pėdsaku jis vis giliau lindo į miško tankmę. Tylomis Kaspariukas keikė ne tik plėšiką Hocemplocą, sunkų kelią, pilną kibių dyglių, bet ir Zepuko skrybelę. Zepuko skrybelė jam vis krito ant akių. Kad ir kiek smaukė ją ant viršugalvio, vis tiek vėliausiai sulig antrų žingsnių jinai vėl užkrisdavo ant nosies. O ką jeigu aš ją apgręžčiau, pamanė Kaspariukas ir užsidėjo skrybelę atvirkščiai. Bet ir tai negelbėjo. Kaspariukas dar nesyk smaukė tą kvailą žalią skrybelę ant viršugalvio ir dar nesyk jis smuko ant nosies. Tik staiga sušlamėjo, subraškėjo ir Kaspariukas sykiu su Zepuko skrybelę įsivertė į vieną šakomis apdengtą vilkduobę, kurių buvo pilna prikasinėta aplinkui plėšiko lindynę. Tad gerasis Kaspariukas netikėtai atsidūrė vienu aukštu žemiau ir smarkiai susitrenkė sėdynę. Dar laimė, kad nieko nenusilaužė, o lengvai galėjo, taip giliai kritęs ir taip smarkiai trenkęsis į žemę. Kad tave kur? Kaspariukas nusiminęs apsidairė. 4 statmenos lygios sienos ir daugiau nieko. Kaip aš iš čia išsikrapštysiu? Bet juk netoliese Zepukas. Tas jį tikrai suras ir ištrauks iš duobės. Juk Zepukas geriausias jo draugas. Kažin ar greitai jis pasirodys. Kaspariukas ištempė ausis. Jam pasigirdo, kad kažkas ateina. Bet tas kažkas deja buvo ne jo draugas Zepukas, o plėšikas Hocemplocas. Kaspariukas gerokai pašiurpo, kai per vilkduobės kraštą kyštelėjo susivėlusią juoda barzda apžėlęs veidas. Ei, Zepuk, šūktelėjo Hocemplocas. Tikiuosi, kad nenusisukai sprando. Ar nenori pasisveikinti su dėde? Įsivaizduok, dėdė Hocemplocas atėjo padėti tau išsikrapštyti. Tu juk nori išlysti? Kaspariukas linktelėjo galvą. Kaipgi nenorės. Reikia pirma išlipti iš duobės, o paskui pažiūrėsim. Gal pasitaikys proga pabėgti. Atidžiai klausyk, ką dabar pasakysiu, tarė Hocemplocas. Štai aš nuleidžiu virve maišą, va, matai, o tu dabar į jį įlysk, Zepuk. Į maišą? Sudvejojo Kaspariukas. Taip, į maišą, atsakė Hocemplocas. Aš tave jame ištrauksiu, kitaip nieko nebus. Na, lys po perkūnais ir nepalik skrybelės. Ach, tiesa, Zepuko skrybelė. Kaspariukas pakėlė ją nuo žemės ir užsivožė ant galvos. Paskui įlipo į maišą ir plėšikas Hocemplocas jį iškėlė iš vilkduobės kaip su liftu. Bet ištraukęs padarė taip, kaip Kaspariukas jo vietoj irgi būtų padaręs. Užrišo maišą. Tik dabar Kaspariukas tikrai atsidūrė nelaisvėje. Negelbėjo nei riksmas, nei spardymasis, Hocemplocas užsimetė jį ant peties ir pabraukšti savo lindynę. Štai ir mes, Hocemplocas šlumštelėjo maišą šalia Zepuko ant žemės. Dabar paaiškės, kuris iš jūsų Zepukas ir kuris Kaspariukas. Jis truputį praskleidė maišą, kad Kaspariukas galėtų iškišti galvą. Galvą su Zepuko skrybelė. Daugiau plėšikas Hocemplocas neleido išlysti. Tai gal pagaliau prisipažinsi, kad esi Kaspariukas, užriko jis ant Zepuko.
Zepukas ir vėl norėjo sakyti, kad yra Zepukas, bet Kaspariukas, perspėdamas, pamerkė jam akį. Galbūt tik į naudą, jeigu plėšikas juos maišys. Kodėl neatsakai, vaikišti? Kągi jis turi jums atsakyti, užstojo Zepuką Kaspariukas. Jūs juk geriau žinote, ponė Plocenhocai. Koks aš tau Plocenhocas? Mano pavardė Hocenplocas. Ak, prašau man atleisti, ponė Locenplocai. Kvailys. Kodėl kvailys? Todėl, kad aš Hocenplocas 100 perkūnų. Nejau negali įsidėmėti paprasčiausios pavardės. Aišku galiu, ponė Pocenlocai. Hocenplocas paėmė šniūkį uostamojo tabako. Jis suprato, kad pykti beprasmiška. Tasai Zepukas matyt iš tiesų toks smulkis, koks atrodo su savo kvaila skrybelė. Plėšikas rūpestingai išskleidė didelę languotą nosinę. Paskui nusičiaudėjo ir nusišnipštė. Tada gerai išsivalęs nosį ir vėl įsibraukęs nosinę kišenėn, jis priėjo prie Kaspariuko su Zepuku, užsikišo už diržo nykščius ir išrėžė jiems pamokslą. Jūs norėjote mane susekti, bet patys atsidūrėte mano rankose, pasakė Hocenplocas. Taip jums ir reikia. Jūsų nėra ko gailėtis. Jei norėčiau, galėčiau jums paleisti žarnas arba nusukti sprandus. Bet tiek to, susilaikysiu. Žinot kodėl? Jis vėl paėmė šniūkį tabako ir nusičiaudėjo, o paskui kalbėjo toliau. Todėl, kad radau geresnę išeitį. Tave, Kaspariuk, jis parodė į Zepuką. Aš pririšiu grandinę ir tu tol čia būsi ir dirbsi man, kol pajuoduosi. O tave, Zepuk, Hocenplocas parodė į Kaspariuką, aš parduosiu. O varge, sudėjavo Kaspariukas, kamgi? Kam? Pakartojo Hocenplocas. Ogi didžiajam ir piktajam burtininkui Petrozilijui Cvakelmanui, savo senam draugui. Pabaiga.